Labą dieną, mes esam Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytojos, inovatyvios mokyklos komandos narės ir šiandieną man malonu pristatyti geografijos mokytoją metodininkę Rimą Rašikienę, kuri kalbės apie mokymąsi debesyse. Gyvenant informacinėje visuomenėje, žmogui reikia dažniau keisti ir nebijoti keisti darbo vietą ar nespecialybę. Mokytis ir gana intensyviai visą gyvenimą, daugiau pačiam rūpinti savo kvalifikacijos kėlimu, mokėti pačiam rasti ir pasinaudoti informaciją ir neprarandant individualumą gebėti dirbti komandoje. O pastaroji veikla yra labai susijusi su gebėjimu bendrauti ir bendradarbiauti. Ir tai ugdydami mes tobulėjame kartu su mokiniais ir tobulėja pats mokymas bei mokymasis ir vertinimas. Ši skaidrė rodo, kodėl šiandien kalbame apie kitokį mokinį. Pakomentuosiu keletą pateiktų aspektų. Visuomenėje vis daugiau reikalų sprendžiama telematinėmis priemonėmis. Elektroniniai bankai, bepiniginė prekyba, kompiuterinis paštas, skaitmeninės bibliotekos, nuotolinis mokymas ir mokymasis, nuotolinis darbas ir taip toliau. Pastarosios veiklos labai susijusios su gebėjimu bendrauti ir bendradarbiauti. Tai ugdydami tobulėjame kartu su mokiniais, tobulėja pats mokymasis bei mokymas ir vertinimas. Tobulindami mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo ir įsivertinimo sistemą, turime tikslą pamatyti pokyčius. Todėl profesinėse bendraujančiose ir bendradarbiaujančiose grupėse sprendžiame tokius klausimus, kaip vertinti, kad gerėtų mokinių įsivertinimo ir mokymosi motyvacija, ką daryti, kad mokiniai nesimokytų vien pažymiai, kaip išmokyti nuolat apmastyti vertinimo kriterijus, kokiais būdais mokyti vaikus įsivertinti save, o svarbiausia, kaip pasiekti, kad vertinimas būtų ne bausmė, o nuoroda į tobulėjimą. Specialistų yra patvirtintas faktas, kad daug vaikų pasiekia žymiai mažiau negu leistų jų gebėjimai, nes mokymasis jiems yra nuobodus. Mūsų taikomi ugdymo metodai, naudojami įrankiai ir programos mokymasi daro įdomesnį, patrauklesnį ir labiau motyvuojantį, kad mokiniai patirtų mokymosi džiaugsmą, kad visi būtų įtraukti į mokymąsi ir kad jaustų už tai atsakomybę. Daug mokėmės. Mokykloje pasiektas sniego gniūžtės efektas. Nuo juodos lentos su kreida pereita prie interaktyvių lentų. Mokykloje vyko mokymai, kaip dirbti su šiais įrankiais. Movie Maker, ActiveVote, interaktyvi balsavimo sistema, Windows 8, Windows 8.1, PhotoStory, Learning Essentials, Songsmith, Audacity, Photosynth, Flashcards, YouTube, matematikos užduočių generatorius, matematikos taikomoji programėlė, MouseMeship ir daug dėmesio skiriame OneNote ir Office 365 mokymuisi. Skaitmeninėme amžiuje keičiasi ne tik pats mokinys, bet ir jo mokymosi aplinkos. Profesiniai ir socialiniai tinklai, mokymosi visą gyvenimo objektų saugykla, personalinis adresas, bendravimas elektroniniu paštu žinutėmis ir pokalbiais, kursai internete, nuotoliniai kursai, e-portfolio. Bet šiandien plačiau aš pakalbėsiu apie bendravimo grupės, apie bendradarbiavimą socialinės ir profesinės grupės. Kodėl Jameris? Todėl, kad Jameris yra iššūkis ir mokiniams ir mokytojams. Jameris skatina smalsumą ir norą tobulėti. Jameris leidžia mums išbandyti ir parodyti Microsofto teikiamų produktų naudą. Jameris įrankis, kuris be abejonės ugdo visas 21 amžiaus kompetencijas. Ir Jameris tenkina mokinių poreikius ugdymuisi ir tuo labiau Jameris mokiniams bus reikalingas, kada jie taps studentais. Pabandysiu paanalizuoti, kuo Jamerio teikiamos paslaugos skiriasi nuo Facebooko ir paaiškinti, kuo Jameris yra naudingesnis mokyklos bendruomeniai.
Jameris yra uždara erdvė. Mes čia talpiname tą informaciją, kuri aktualiai yra tik mūsų bendruomeniai ir nenorėtųsi, kad jie išeitų į viešumą. O Facebookas priešingai yra vieša erdvė, kur pateiktą informaciją gali matyti bet kas. Jameris yra struktūrizuotas, jis leidžia veiklą sisteminti, grupuoti, o Facebook'e visa informacija eina chaotišku srautu. Jameris leidžia dirbti individualiai, leidžia dirbti poromis, leidžia dirbti tikslinėmis grupėmis, o Facebook'e vėlgi priešingybė. Viskas yra atvira ir prieinama bet kam. Jameris leidžia mokytis virtualioje erdvėje ir tai labai skatina bendradarbiavimą tarp mokinių ir mokytojų. O Facebookas turi vieną tokią ryškę blogybę, kad jis gali būti nesaugus. Nors informacijos sklaidai ir mokyklos veiklos viešinimui puikiai tinka abi šios erdvės. Veikla Jameryje mums yra patraukli ir lengvai prieinama, kadangi mokykla yra puikiai aprūpinta informacinėmis technologijomis. Tai Surface planšetės, tai mini kompiuterių klasė, 2 informatikos kabinetai, 17 kompiuterizuotų darbo vietų, 7 interaktyvios lentos, visuose kabinetuose yra bent po vieną kompiuterį ir be jokios abejonės mokinių asmeninės priemonės, tai išmanieji telefonai, asmeninės planšetės ir nešiojami kompiuteriai. Nors yra ir šiokių tokių trūkumų. Ne visoje mokykloje yra prieinamas beravėlio interneto ryšys ir kol kas yra ribota tėvų prieiga prie Jamerio. Man labai patinka ši kolegės Tanios sukurta skaidrė, kur labai aiškiai matosi, kad dalymasis darbalaukį mums leidžia spręsti, atrodo, neįsprendžiamas problemas. Dauguma kompiuterių mokykloje yra nebenauji, o tai mums leidžia jiems pritaikyti naujas programas ir dirbti naujais metodais. Dalymasis darbalaukiu leidžia turėti momentinį ryšį su mokiniu. Jis anuliuoja būtinybę turėti vadovėlius, kurie vėlgi metams bėgant sensta. Interaktyvi klasė leidžia kiekvienam mokiniui dalyvauti čia ir dabar ir dalyvauti aktyviai. Interaktyvi klasė orientuota į mokinį. Tai reiškia, kad mokykloje svarbiausias asmuo yra mokinys. Ir ji leidžia dirbti ir asmeniškai, ir poromis, ir grupėmis. Todėl reziumė būtų tokia, kad mokymasis debesyse skatina meilę mokytis. Mokiniai labiau aktyvūs dirbdami netradiciniais būdais. Ir mokymasis debesyse leidžia lengviau susikalbėti skirtingoms kartoms. Nuskambėjęs skambutis parodė, kad laikas baigti. O paskutinę skaidrę noriu pasakyti, kad neatsitiktų mums taip, kaip šiame humoristinėme paveiksliuke, jog su kiekvienu mokiniu reikia dirbti individualiai, pagal jo galimybes ir poreikius, o darbas debesyse tai mums leidžia.